prieš Umą jinai buvo labai susikauščius. Užsusikauščius, uždara ir jinai, kol buvo mažytė, jinai turėjo ir tos drąsos, ir žmonės eidavo, ir bendraudavo. Ir kuo arčiau paauglystė, jinai tokia, žinai, į save. Ir aš matau, kad aš to vaiką jau nebeišpakuoju. Nu, toksai, žinai, norisi, atrodo, tu kalbėk su manim, būk, pasakok. Ir jis sako, ne, aš nenoriu. Aš šiandien šnekėti nenoriu. Ir man tai baisu pasitarkau, ne, ką dabar daryt. Ir iš tikrųjų man Uma toks buvo, žinai, atrodo, nu va, išgelbės. Bet iš tikrųjų taip ir atsitiko. Nes aš turėjau lūkestį, kad padės ir jinai tikrai padėjo. Tai dabar, pavyzdžiui, mes su ja šnekamės ir aš jos pačios klausiu, sakau, kaip tu jautiesi, o kaip tau, ką tau davė, nes sakau, aš tai matau iš savo pusės, o ką tau. Ir jinai lygiai tą patį pasakė, ką aš matau, tai man toks labai labai fainai buvo. Sako, aš lengviau šnekuosi su žmonėm, aš lengviau einu į kontaktą, aš išmokstu išklausyti žmonės, sako, aš tiek patirties įgijau per paskutinius metus, sako, aš tiek su žmonėm bendravau ir visai kitaip negu anksčiau, ir sako, aš mokausi bendrauti. Ir ko, jes, labai gerai, kad, žinai, kad ne tik man vienai, nes taip aš norėjau, kad jinai būtų Umoj, aš jai kalbėjau, jinai nenorėjo, ką man reikia, ir buvo pradžioj, kad čia dėl tavęs, nes tu prašėjai, nes tu norėjai. Dabar jau taip nebesako, dabar jau pati vat ir nori važiuoja. Ir tiesiog paprastai pasakyčiau, kad Umai labai dėkinga esu, nes tai, ką Umos mentorės merginos, ką visa ta mokykla padarė su vaiku, tai užaugino merginą visai kitokią. Aš dabar žaviuosi, aš visada žavėjau savo vaiku, bet dabar tai man tiesiog gera, kad jinai mano, kad šitaip užaugo gražiai per šituos metus mano vaikas. Tiesiog negaliu sakyti, kad subrenda, bet net sunku įvardinti, kas įvyko, labai labai gražus pokyčiai. Tai apie ko galėčiau palinkėti kiekvienai paaugliai tikrai. Pabūti šitoj mokyklai. Tikrai labai daug gražių žodžių galėčiau sakyti šitai mokyklai. Tikrai to savo ašies jinai nejautė. Aš negaliu sakyti, kad jin dabar jau ten tokia žinanti viską. Bet jinai daug stipresnė. Aš manau, kad daug stipresnė. Jinai gavo labai daug įrankių, kaip eiti, kaip gyventi, lengviau, ką daryti sunkiausiose situacijose, kai yra kažkas neaišku, ką daryti, kai yra neaišku, ką daryti. Tiesiog ir kvepavimas, ir savęs pajūtimas, tiesiog yra ko mokytis ir man suaugusiai. Matydavęs po kiekvieno susitikimo, kaip vaikas paaugo, kaip išmoko reaguoti į kitą, kaip buvo kažkokių ir skaudžių momentų ir kaip su tuo susigyventi, kaip išgyventi, tai nesusigyventi, gal kaip išgyventi. Tai, aš labai daug galėčiau kažko tai gražų sakyti, jaučiu net nesitikiu, kad ją galima. Nes tai vis tiek atrodo, kad čia yra mokykla, bet tai yra augimas kažkoks tai. Ką aš turbūt ir norėjau ir tikėjausi, kas jai taip atsiskleistų, tai vat būtent, kad jinai kitą savo pusę, ne tą ramią nuolankę mergaitę, bet atskleistų biškį savo tokią, aš jau čia ta paauglė, jau čia tokia, kuri labiau ryžtinga, kuri savo nuomonę galiu nenutylėti, kad sutikti, bet kad pasakyti, išsakyti. Tai palaipsniui aš joje tą stebiu. Ir stovykla po stovyklos, susitikimas po susitikimo, jinai yra tokia drąsesnė, labiau išreiškia savo nuomonę, kadangi jinai turi polinkį tokį labai, bent jau mano akim žiūrint, aš viską pasakoju, kaip mama mato dukrą, ne? Tokį prisitaikyti prie aplinkos, prie draugių, mokyklų ir visą kitą, jinai grįžta persisunkusi aplinkos, mokyklos, draugių nuomonėm, idėjom ir taip toliau, kad jinai savo ašį atrastų, savo stuburą, kad turėtų. Ir kad jinai labiau, aišku, nenutinka taip, ne vienam mums nenutiko taip. Tai kad bent jau čia būtų tie bazė, pagrindai kažkokie, kur jinai gali pradėti ieškoti, krapštyti, kad, palauk, tai čia jinai arba jisai apie tai sako, o aš gal kitaip galvoju, tai aš gal galiu kitaip ir pasakyti, o ne kad visada sutikti. Tai tam tikras dalykas, ką aš joje pastebiu. Kartais galvoju, merginos turbūt pačios net nepastebi. Jos net nepastebi, kas su jomis vyksta. Jos nepastebi, kad jų nugaros tiesesnės.
ir kad galvos aukščiau pakeltos. Jos turbūt nepastebi, kad yra tiesesnės ne kūnų žodžiu. Kad kai kažkas jas skaudina, jos gali atstukti žmogų ir sakyti, žiūrėk, tu mane skaudini, tu elgiesi neteisingai. Ir galvoju, ar kiekviena 30-metė ir 40-metė leidžia savo pasakyti žmonėms, kurie jas skaudina, kad jai taip nepatinka. Tai kai aš sakau, kad noriu sutaupyti šito mergino 15 metų gyvenimo, man atrodo, kad šitoje vietoje mes sutaupom. Sutaupom kokį 15 metų sakymo melą žmonėms siekės, melą apie save, melavimo savo. Man atrodo, tai yra pats didžiausias pokytis šitose merginose. Ar mes iš jų padarom angelų chorą? Ne, nepadarom. Jos yra tokios, kokios yra. Tokios, kokios atėjo iš tą pasaulį. Su savo nikiais ir įdomybėmis. Bet dabar jos moka draugauti. Jos moka draugauti, bet ne ta draugystė, kaip kad mes įsivaizduojam, ar ne? Atiduok žaisliuką ir tada jau būtų geras. Jos moka užduoti klausimą, išklausyti atsakymą ir pasidaryti savo išvadas, kodėl vienas ar kitas žmogus elgiasi taip, kaip elgiasi. Kai tas elgesys jis toks nebūtinai malonus, nebūtinai džiaugsmingas, nebūtinai toks, kokio mes tikimės. Ir supras, kodėl tai vyksta. Kur yra draugystė. Aš taip dažnai savo sakau, kad jeigu pamatau kažkokį pokytį, gal net ir nesuprantu, ar čia tiesiog amžius, ar čia tiesiog gyvenimas pasikeitė. Čia kaip su tais vitaminais, geri ir nežinai dėl ko gerai, ir dėl to, kad vitaminus geri, ir kaip būtų, jeigu negertum. Tai aš manau, kad jinai turi daugiau drąsos, o jeigu turi drąsos, tai gali ir drąsiau ir klysti, ir pasakyti, ir atstovėti save, būti aplinkoje, kuri galbūt yra nepatogi. Aš manau, kad jinai mąsto taip, kaip pasakyti, visapusiškiau, ne tik tai galbūt taip tiesiai, šviesiai, kas irgi galbūt paauglėm yra labai normalu. Ir gal mamas pamokina mus irgi tiesiai šviesiai pamastyti. Tai manau, kad jos didžiulis pokytis yra tai, kad jinai drąsėja gyvenimui, taip gal sakyčiau. Pagrindinis toks noras buvo, dėl ko atėjom, tai buvo tas, kad jinai labiau būtų atvira, labiau išmoktų reikšti savo mintis, su save pastovėti, pasakyti būtent, ko jinai nori, savo poreikius identifikuoti, nes jai būdavo sunku labai suprasti, ko jinai nori, tas toksai noriu, bet nežinau ko. Ūmos laikotarpį, dabar pas mus toks sprogimas, kita pusė pasaulio, kur dabar pareina sąskaitos, kai aš juokiuosi, ką aš dariau ne taip, ką mama darė, kas manim buvo blogai, kuriai buvo nuoskaudos, dabar viskas pilasi, sprogo ir aš taip tuo džiaugiuosi, nes tai, kas buvo neįsakyta, neiškalbėta, nepadaryta, dabar viskas pasidaro. Ir iš tikrųjų dabar žinau, atrodo, kuo jinai gyvena, nors mes iš tikrųjų labai daug kalbėjomės ir prieš tai, bet jai buvo gal sunku pačiai susivokti apie ką čia ir pripažinti viduj. Labai daug atsirado ribų, nes nebuvo ribų. Tokio kaip ne, pasakyti nebūdavo, ne. O dabar būna, ar gali sesės pažiūrėti? Ne, negaliu. Iš pradžių ta pirma reakcija būna tokia, palauk. O sakau, kaip gerai, jinai gali pasakyti ne. Jinai pradėjo, žinau, kad klasiai atstovėti labai stipriai ribas, įsakyti, ko jinai nenori, kur neteisybė. Pavyzdžiui, ir čia jinai norėjo miegoti pirmam aukšte, aš irgi norėjau miegoti pirmam aukšte. Ir jinai nesutiko keistis, ta prasme, jinai, ne, aš noriu. Ir tas apie aš, toks atsisukimas atgal, man tie metai, kiek mes šitų mėnesių esam, tai yra atsisukimas atgal. Jinai tikrai atsisuko į save, pradėjo aiškiau supras savo poreikius, labai stipriai atstatinėja ribas
kurių nebuvo. Ir klasiai, ir su draugais, ir pasirinkimuose visuose, ta prasme. Tai aš galvoju, Dieve, jau pavyko. Jau tai, ko aš norėjau, jau pavyko, jai gyvenimam bus lengviau dėl to, kad jinai turi savo ribas ir jinai nebeleidžia per jas pereiti. Ta prasme, jinai jas atstovi. Ir tai, kai moteriai bus užaugusi, tai yra tiek daug, tai yra metai psichoterapijos. Kito pastebėjimas, gal kitų žmonių reakcijų priėmimas į save ar savo nuomonės, gal aiškus išdėstymas, gal kaip tik tos savo nuomonės ar savo tiesos, sakykime, savo matymo pasakymas, nebūtinai socialiai priimtinu būdu, bet tiesiog iš savęs plaukiančiu. Ko mes savo laikus, aš, sakykime, savo laiku mes to nedarėm, nes tai kažkaip tai buvo nepriimtina ir gal net ir nelabai gražu ir taip kažkaip geriau patylėkim, geriau nutylėkim, iš vis nesakykim nieko, ta prasme kažkokia. Ir tas nepasakyti aš bent jau taip kartais dar ir mokausi tik tai, o jos jau ryškiai ir iškart paaiškinama, kodėl ne. Aha, be jokių ten, žinai, kaip sakant, tarp eilučių, kažkaip tai.